Neišėjau vėl pasivaikščioti, jie sako, mūsų turgelio to neradom. O, bet va, kita diena ir kur įsimiega kavytė. Ramu, tylu, tik aparatas biržgė. Na, šiandien bandau iš kito kavos aparato. Įsit namuose galima, taip, galima namuose. Bet dar kol visi miega, žinau, reikėjo, kiek galima atostogaujant prie jūros ar miegoti. Tai išėjau pasivaikščioti prie to pačio. Sakoma, verslininkam leistųsi dirbti. Šventoj nevalia, kad tų senųjų yra namelio pasisavietėm. O aš tai kokių modernių statyto, kitoj pusės. Didžiulis restorano, baikerių baras. Eisim, ar čia kokia skulptūra įdomi. Eisim, ar čia pasižiūrėsim. Rasim čia gal tą taką prie jūros. Šitam gale nevaikščiojas. Mašinų nėra. Gatvė tuščia, vienas kitas, o čia gal kokia mergelka stovi. Vienam pasižiūrėsim. Čia mačiau, kad užrašas kažkoks yra, kam atminimai kokiam. Ar kas? Skulptūra. Dėmesys išpildyt. Dėkojas, Palanga 1090 metų. Geriau matote? Jeigu mačiau, matosi per kamerą geriau. Tai kas? Čia nuo. Galim praeiti. Baras. Baikerių. Aibė. Čia parduotuvė įdomi. Pavadinimas Burundukai. Matosi. Burundukai nupiešti. Aibė pati viską. Štai gačelė tuščia. Štai kokiu burundukai žiūri. Prūdas kas ten. O, čia kokie didžiuliai. Elija. Kokia. Na, va čia vienas dalykas, aišku, patogumai visas kaip reikiant. Bet tokie būnant namelį, čia jau neįsikepsi jokių šašlykių, ar dešrykės. Jau ne, jau. Jau, kaip sakoma, gyveni bute ir važiuoju vėl į butą. Ne, geriau jau. Namelėje. Einau dabar. Dėt, kur nors kokią kitą praėjimą link jūros. Pastebėjau takelį, link link jūros išeiti, noriu biškį čia prasieiti. Galvoju, koks parkelis pasivaikščioti. Aš tokių įdomesnių namukų pamačiau. Truputį painu į priekį, bet jau nektų. Šiandien pranešė lietų. Visą dieną, keli lašiukai krenta. Taip, dar lietaus nėra, aš kaip su kavyte, vaikščiodamas. Jokia senovinio tipo namukai padaryti. Jokia pakrašyšė šventosios, čia link Palangos. Yra ir takas padarytas, ar dviračiai Palangą galima nuvažiuoti. Bet aš sakiau, reikia autobuso. 1 euras sėsto be rūpesčio. Dabar nusprendžiu pasivaikščioti, tai yra kaip įsipratę centras. Bet tai tokia vietas, kur kas mažiau, kad eina į tą šaliau. Prasivaikščioti. Toks žydinys, matos kaminas didžiulis. Modernus. Nieko einam. O, aš jau kempinį.
atstatyti viską. Jos kopa ir ką. Viskas. Kokia sodyba Ošupis. Tai padaryta senovinė vaikams viską. Čia išinėt, aišku, čia daug kur kiemas yra. Atėjau. Iki pabaigos. O ten gal takelis yra. Ošupių takas taisom. O net ir parduoda namus. Galima nusipirkti šventovėje kokius. Norit savo. Va, yra takelis kaip tik. Eisim to takeliu. Dviračio pėsčiųjų čia į Palangą. Na, o mes. Va čia va. Einame. Apie prasiklos. Moterų paplūdimys poilsiautojams su gyvūnais. Einam, prasivaikščiosim to takeliu. Gal kokia nauja moteris neužpuls. Kokia babūnė. Na, čia nebuvę dar nei šito krašte. Visada visi įpratę, vis kur kas būna, tai centras. Atva galima prasiekti ir plačiau. Tyla. Pušydėlis baigėsi, o čia artėjau prie jūros. Kopa. O kur ilgas takas, ilgas. Jo, matosi jūra. Jūra jo. Laivų. Ja, mes va jau. Leidžiame savo. Visi dabar matau, ten tolumai ženklas, tai einam to po kairę. Moterų pliažas, o po dešinę su augintiniais. Netikit. Galim paįtarčiuot, ten yra ženklas. Tau parodysiu. O mes eisim ten tolin iki tilto. Eisim čia vanduo. O kiek žolių. Kokia rami jūra šiandien. Ir prieinam ženklą, o štai va. Moterų paplūdimys. Ten daugiau ženkliukų sukumatosi. Įdomu, toks mažas tarpas, ten lyg tai poromų, kas ten kad du nupašyti, nu, bet nieko. Na, mes sukamės ir į tą pusę einam, ten toli link tilto. Einam tik vandens, nereikia klampuoti per smėlį, su batais, aišku. Ir savo. O čia va gražesnis tarpas, o čia žolių nėra. Kai ten prieš tiek buvom išėję. Ir maudytis. Žmonių tai vaikšto nemiegančių. Yra kas apie geras oras. Viską, truputį lynoja. Čia prie jūros kitoks vietos būna, čia tai nulyja. Ir vėl dingsta. Matosi su metalo. Ieškiklių kažką ieško. Na, aišku, žmonės daug ką pameta čia pajūryti. Kitiem, kai sakoma, biznis.
A, čia didelis, matosi. Vaikščiasi metalo ieškiklių. Ieško. Aukštą gal. Gintaro kambarį bando surasti. Lobių. O mes keliaujame. Nusprendžiau truputį pailsėt veidamas. Persikėjau būdelės ant jų kiek reklamų. O, jotas. Kreditai. Man parduoda vieno kambario butą Šventojoj. Galima įsigyti. Ir tafelių reklamą. Ant visų būdelio. Ir žurnalo istorija. Ir visko pilna. Jis ant visų persingam būdelių. Visokiausia. Nu, gabaliukas iki to tilto ten toli nueiti. Ir putį pailsėt ir keliaut. Nu, kiek dumblo. Aš tokie palikrantį dumblo. Čia jau net kojos neįkišė. Sevietė. Sausos pamokos vyksta. Truputį šortų įdėjęs. Čia, ojojojojoj. Čia iš viso dumblo. O, kiek savo mažai kriuklyčių pririnkau. Kažką galvojus, prisižiūrėjus internete, kad ten kažką pasidarys. Darys darbelį. O aš, kaip tik kako miega. Ir kur, kokia dumblyna prie jo. Žuvėdros kirai tik plaukioja. Ėjom. Seną iš Šventosios tilto. Gal atstumą nuėjom, kaip matėte, kuris atrodė. Kaip toli, o dabar mes priėjom. Sena. Štai o. Vykauja paukščiai. Įdomu, prie Šventosios upė čia. Čia siaurai buvo. Galima perbristi, ar teks grįžti atgal į viršų. Kad pratęs kelionę. Arba teks grįžti. Ir paskui jau pradėti toliau iš kitur. Lietutis jau smarkavo, jau smarkiau pradėjo. Aha, pasižiūrim. Bandyt laimę. Perbrist. Ar nebandyt. Nu, matau, kad eina gilin čia. Nelabai tas man planas chuliganas gali pavykti sugalvoti. Nesinori sušlapti, rankšluosčio neturiu nieko. Viską. Nusprendžiau, nerizikuosiu. Nepasiruošęs. Galiu kokių pažastų burkcelt. Tenka grįžti, o čia. Einam nuo jūros. Šiaurė takelį. Keliaujam. Nu, kokį bokštą priėjom. Ten radiolokacinis naujas, o čia, o nebus senasis kažkoks. Yra lentelė. Na, pažiūrėsim, paskaitysim. Kas čia? Pirmą gal praeinam. Žiūrėti arčiau. Koks. Ženklas. Draudžiama. Nerizikuosiu aš. Pasižiūrėsim. Lietus jau linuoja. Nu, prižiūrėsim, kad čia daiktas. Ten tik lentelė yra.
šitą. Matai, apsivėlė. O čia Šventosios uosto nautofonas. A, čia sirena būdavo jungdama. Jungia, kad laivai rastų kelią į uostą. 1957 metais pastatytas. Nu, kaip jis atrodė. Senoviniai kaip buvo, dabar va, štai koks tai likęs tik tai. Prieš tai, kai sakiau, ten pakelis yra, kada praeisim. Reikia praseiti, na, toks lėktutis. Su lietsargiais, be, na, bet nebaisu, taip nepila kaip iš kibiro. Nėra šalta. Tai nu praseisim to takeliu. Apžėlė, va ten. Tada takelis einam. Čia prieplaukas buvusi kažkadais, senai. Kaip žėlė viskas. Kaip žėlė viskas. Va čia yra likę dar laivams švartuotis. Štai šitie pagražintas visai širdutėm. Ten matosi. Na, Šventosios senieji nameliai. Gyvena žmonės juose. Kaip pelkiai. Atsimenu, čia senais, tai čia būdavimo plaukioti drąsiai. Valtį vandens dviračiais, o dabar va kokia. Tik tai antis. Sau ramiai medituoja, parausias pusryčiauja. Kitą kartą nueisim vieną pusę. Nepavyko perbrėžti per šventąją, nerizikavau, nepasiruošęs. Apie kitą pusę Šventosios. Vieną pusę keičiai kaip diriukavo. Okay. Stapruoti, pagražinti čia kaip užėlė viskas. Net jau uždarytų matosi. Daug apleistutų tarybinių laikų likimo. Naujoviški, modernus ir šalia uždaryti užkalti senieji laiko. Čia jau gražiau. Laivelių matosi. Laukiate viską. Žvejoja pora žmonių. Senieji likę, išlikę. Kiek metų net. Nesimenu, niekada šviežių dažų gavę iš čia nameliai. Langai visi tokie apleisti. Aišku, žmonės važiuoja papoilsiauti. Yra tekę ne kartą papoilsiauti. Tokiuose nenorėčiau aš daugiau į tokį lūšnyną. Jau. Reiškia žmonės. Visą pramogų parkas. Irgi dar rytas, ar miega tik tai popiet pradeda veikti. O vietos vis tai nelabai kas ir bus. Nors praneša lietų visą dieną. Galiai kokie, ten girdisi bulgarikio garsą šlifavimą, tai turėklus tvarko. Šveičiant, tada seni tokie pleisti. Eisim, sakant, tik kartą nais. Dabar sakant, iki šeimą. Į centrą. Miega ir visas pramogų parkas. Energetikas kaip įsistatęs.
programa, net kažką koncertuos. Čia Šventojoje. Čilinam grupė. Žyga. Rondo seneliai. Čia, va, čia šitą vaikystėje esu poilsiavęs, būdų daug tų namelių. Dabar tik tai keli likę. Daugumą iš darbo gaudavau kelialapį, tai važiuodavom. Ir būdavo smagu. Senais laikais. Dabar tik išlikę va keli. Daug rusakalbių privažiavę. Kartais pasijauti, kad čia Lietuvoje randiesi. Ar ne? Baigiam išėti į pagrindinę gatvę, vietos pliaupė, tai reiks eiti namo. Visio. Šlapės normaliai, bet valyta. Nu, pagal stogą tai girdys, kad tikrai, kad lyja. Traukiu namo. Lyja, vėl pagalvoju, stalus tai teška kaip reikiant čia. Nu, kaip pila, o aš atkainu savo ramiai. Nuo fontanų, Šventosios fontanai teko prie to pačio gyvenimo atostogauti. Štai koks va Titaniko naktinio klubo, koks fontanėlis, koks čia padarytas, kaip gražiai tekantis viską. Nu, einam toliau ieškoti sekančių fontanų. Aišku, lietutis lyja, nu, bet gal ir nustos.